I've heard them call my name. Will I play the little game and tell them deep, deep down I've been waiting for the fighting to begin. Deep sleep now, under skies of pressing dark upon my dress. Watch it turn from white to red under the bone. Tai ar dalyvaujate kūrybinėse partnerystėse? Dalyvauju. Teko dalyvauti, bet labai trumpai. Taip. Taip, kaip ir dalyvauju. Dalyvaujame kūrybinėse partnerystėse ir netgi vadovaujame. Neatsakinėsiu, net nefilmuoju. Kokios teigiamas ir neigiamas kūrybių partnerysčių pusės jūs įvardinate? Teigiamas, kad jie gali atrasti save, jie gali pavaidinti, pamatyti save iš šalies. Neigiamas, tai kad galbūt kažko neišmoks, per kuriuos dalykus vyksta tos kūrybinės partnerystės. Teigiamos pusės lavina jūsų kūrybiškumą, skatina jūsų fantaziją ir tikiuosi didina jūsų mokymosi motyvaciją. O neigiamos pusės tai labai gaila, kad, vėlgi čia pasakysiu tokia griežta mokytoja, kad nukentėjo šiek tiek mokymosi procesas, todėl kad neteko jūsų keletą pamokų matyti. Ir daugiau kaip ir viskas. 50 teigiamai, 50 neigiamai. Kokios teigiamas ir neigiamas pusės? Teigiamas tai, kad galima per kitą prizmę pažvelgti mokslus. Neigiamas, kad labai daug sugaištama pamokų laiko. Tai manot, tai verta? Po pamokų taip. O po pamokos? Ne. Kodėl? Per daug sugaištama laiko. Ačiū, prašom. Kaip manote, kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumas tai yra žmogus, kuris galvoja kitaip negu visi. Kaip manot, kodėl žmonės sapnuoja? Čia jau neatsakysiu šitą klausimą. O ar sapnai yra kūryba? Manau, kad ne. Manau, sapnai tai yra sąmonės, nesąmonės pasąmonė. Ačiū, Prašau. Ana, kas yra kūrybiškumas? Gebėjimas pamatyti naują kažką, tai kažkokioje neįprastoje situacijoje pasielgti kažkaip nestandartiškai. Tai daug dalykų. Nebūtinai kūrimas kažkokių tai tų kūrinių, kurie bus pripažinti visų. Tai kasdien yra tai, kas svarbu tau, kas svarbu kažkokiam tai šalia esančiam žmogui, kuo gali pats pasidžiaugti ir išreikšti save. O kaip manot, kodėl žmonės sapnuoja? Kodėl sapnuoja? Gal nespėja visko padaryti dieną, tai naktį stengiasi tai realizuoti. O ar sapnai yra kūryba? Gali būti ir taip. Labai ačiū už atsakymą. Ar pasikeitė klasiokų elgesys ir kaip? Iš tiesų pasikeitė. Kai kurie klasiokai galbūt tapo drąsesni, tokie siūlė savo idėjas. Anksčiau, kurie tiesiog bijodavo galų gale pakelti ranką, kažką pasakyti, dabar jie drąsiai keli, drąsiai sako savo mintys idėjas. Iš tiesų smagu, kad pasikeitė galų gale, kaip sakau, subrendo. Ar dalyvauji kūrybinėse partnerystėse? Taip, dalyvauju. Kaip manai, kokios yra teigiamos ir neigiamos jos pusės? Teigiamos gal tos, kad mes labiau pradėjom bendrauti tarp savų, tarp klasiokų, su kitais gal didesniais, mažesniais. O neigiamos? O neigiamos gal, nežinau, praleidžiam pamokas, kurių gal sunkiai mums sekasi.
act wild, very low key on the profile. Catching feelings is